turo lankomės didžiuosiuose šalies miestuose, kur rengiame likusių 2 kandidatų debatus ir šiandien tiesioginė speciali laida tiesiai iš Kauno. Ir esame Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, visas laidas transliuojame iš viešųjų bibliotekų ir miestiečiai gali ateiti ir užduoti jiems rūpimą klausimą. Na ir Kaune regis 3. mūsų miestas ir tikrai susirinko daugiausiai matyti žmonių. Miestas tikrai neregis, iš tikrųjų 3. 3. mūsų laidos miestas. Taip, ačiū visiems atėjusiems, kaip ir minėjome, tiesioginio eterio metu jūs galėsite pateikti klausimus, jau dabar turime krūvą klausimų ant stalų abiems kandidatams, taigi pristatome juos. Perrinkimo siekiantis Andrius Kupčinskas ir Visvaldas Matijošaitis, kandidatas Kaunas. Labą dieną. Na ir pradėsime mes nuo trumpo interviu, kaip Deividas vakar sakė, tai jau yra tam tikra tradicija, keli paprasti trumpi klausimėliai ir prašytumėm juos labai trumpai ir atsakyti. Taip, ponia Matijošaitė, kokio ilgio ilgiausias autobusas Lietuvoje, kuris šiandien išvažiavo į Kauno gatves? Žinau, kad išvažiavo ilgiausias, tačiau metražą nepažiūrėjau, tik nuotraukas pažiūrėjau, kiek spėjau. Nu, galite pabandyti spėti kokį ilgį. Kokie 25 metrų. Puikiai. Tiesiai 10-tuką. Pone Kupčinskai, vienas Laisvės alėjos simbolių yra spurginė. Kiek ten kainuoja spurga? Įvairiai kainuoja, iš tikrųjų, jeigu buvo litais, tai iki 1 lito, o dabar centais, tai maždaug 40-50 euro centų. Aš džiaugiuosi, kad iš tiesų verslo taurų apdovanojimuose įteikiam šiai spurginiai, kaip tradicijas puoselėjančiai verslo įmonė, įteikiam apdovanojimą. Iš ties tai viena turbūt unikaliausių spurginių visoje Lietuvoje. O jūs pats dažnai ten lankotės, daug spurgų suvalgote? Kartą savaitėje tikrai. Aišku. Pone Matijošaitė, vidutinis kauniečio atlyginimas į rankas, statistikos departamento duomenys. Turėtų būti kažkur tai apie 1900. 1,75. 50, na bet... Tai yra pasiekti. Kiek Kaune gyvena žmonių, pone Kupčinskai? 306 tūkstančiai. Nuo 301 iki 16 tūkstančių. Paskutiniai statistikos duomenys rodo, kad 306 tūkstančiai. Gerai, ponia Matijošaitė, už ką ar dėl ko galėtų paaukoti gyvybę Andrius Kupčinskas? Bent jau taip teigia pats. Tai čia geriau klausimas turbūt jam bus. O kaip jūs manot? Nežinau, aš už ką jisai galėtų paaukoti 3 mėnesius ar kiek ten buvęs armijoje, tai matomai sakys, kad už tėvynę. Taip, iš tiesų esu davęs savanorio priesaikoje labai aiškiai pasakyta ir džiaugiuosi, kad iš tikrųjų turėjau tokią unikalią patirtį. Pone Kupčinskai, kiek žmonių dirba Visvaldo Matijošaičio įmonėse? Kiek yra įdarbinę žmonės? Bent jau debatuose skelbia, kad 8 000 per visą pasaulį, bet Lietuvoje tikrai, manau, mažiau nei 1000. Pone Matijošaitė, tikslūs skaičiai? Labai netikslus. Lietuvoje dirba apie 4,5 tūkstančių, o taip visam pasaulyje dirba 8 000 ir visos įmonės visose pasaulio šalyse vadovauja lietuviai. Bet svarbiausia ir iš ties ne kiek dirba, o kiek sumoka mokesčių, gyventojų pajamų mokesčių, ir svarbiausia, kad tai nebūtų minimalus atlyginimas. Gerai, kol kas čia trumpi klausimai, reikėtų ir trumpų atsakymų, tai perėsim prie problemų. Jūs norėjote reaguoti, ponia Matijošaitė, bet trumpai. Gerai. Tai, ponia Matijošaitė, kodėl balsuotumėte už Andrių Kupčinską? Už Andrių Kupčinską tikrai nebalsuočiau ir niekada nesu balsavęs. Pone Kupčinskai, jūs balsuotumėte už poną Matijošaitį? Kodėl? Jeigu laimėsiu rinkimus, iš tikrųjų balsuočiau, pasiūlyčiau vicemero kandidatūrą miesto ūkio ekonomikos reikalams ir aš manau, kad tikrai ne tik atiduočiau balsą, bet ir paraginčiau kolegas. Pone Matijošaitė, jūs pasiūlytumėt kandidatūrą ponui Kupčinskui? Siūlydamas į vicemerų postus, aš remčiausi ne tą praktiką, kai buvo iki šiol Kauno miesto savivaldybėje, kad meras išsaugotų kelią, jis mero postus dalindavo bet ką. Tai žinom puikiai. Visų pirma, siūlysiu ir visur siūlau nesižvelgdamas į praktiškumus, o į patį žmogų ir jo dalykinės savybės. Jisai turi dirbti ne vienai partijai, bet turi dirbti miestiečiai. Aš noriu papildyti, kad tai yra visiškas populizmas, nes iš tiesų bet kam ir negalima pasiūlyti vicemero postą, galima pasiūlyti tas pareigybės tam, kuris yra išrinktas ir gavęs miesto gyventojų pasitikėjimą. Tai yra būtent tam, kuris išrinktas į miesto tarybą. Miesto taryboje taip pat reikia žiūrėti, kad tas žmogus sugebės. Jūs sakėte, minėjote, kad būtent bet kam negalima.
Gerai, rytoj mes minime valstybės nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. Tikrai svarbi data ir pradėkime jau nebe po trumpo interviu, kuris nebuvo toks jau trumpas, galbūt iš kitos pusės. Dažniausiai apie Kauno ir apskritai miestų vizijas klausimai, apskritai vizijos klausimas būna pabaigoje. Kaunas po 25 metų. Pone Matijošaiti, kaip jūs jį įsivaizduojat, kokia yra jūsų šito miesto vizija? Jeigu žiūrint į tai, kaip per šiuos 25 metus pasikeitė Kaunas, tai jei viskas vyks taip pat, tai labai liūdna vizija. O iš tiesų norėčiau, kad Kaunas būtų šviesus, sveikas, sėkmingas, turintis daug darbo vietų, kuriame gyvenimo sąlygos yra nebrangios, pigios ir bent tegul atrodo, kaip šiai dienai atrodo Druskininkai ir kaip Druskininkai bus po kažkiek tai metų. Jei miestas būtų tvarkęsis taip kaip tie patys Druskininkai, tai tikrai aš tik tapšnočiau merui per petį ir sakyčiau šaunuolis, viskas gerai, smagu čia gyventi. Tai po 25 metų Kauną įsivaizduot kaip Druskininkus dabartinį? Žymiai geresnį. Pone Kupčinskai, jūsų vizija? Ne, mano vizija šiek tiek kitokia. Iš tikrųjų, nenorėčiau, kad Kaunas nusiristų iki tokio miesto kaip Druskininkai, iki tokio dydžio. Iš ties, tai yra vos viena seniūnija. Aš džiaugiuosi, ką Kaunas pasiekė ir visa Lietuva per 25 nepriklausomybės metus. Iš tikrųjų, gimė nauja karta. Per kitus 25 metus gims dar viena karta ir aš manau, kad tie 50 nepriklausomybės metų atsvers tą sovietmetį, dėl kurio mes visi išgyvenome, dėl kurio patyrėme tiek daug tremčių, tiek Lietuva turėjo daug praradimų, o Kaunas tikrai augs, plėsis. Per tos 25 metus ne vien tik tai mero pastangomis, bet visų miesto tarybų pastangomis, visų 14 merų pastangomis Kaunas pasiekė labai daug, pasistatė ir Žalgirio areną, tvarko kelių infrastruktūrą, vaduojasi iš šilumos ūkio monopolijos ir priklausomybės. Ir jeigu tokių tempų tęsime, tikrai pralenksime ne tik tai Druskininkus, su Vilniuje jau seniai pralenkime, kai kas norėjo pralenkti skolomis, bet šioje vietoje aš manau, kad... Kuo pralenkėt Vilnių? Ko pralenkėm? Pralenkėm šiaurinę pažemę. Na, čia visiškai ne į temą, bet aš manau pasakyti, kad Kauno skolos yra 5 kart mažesnės negu Vilnius. Gerai, mes, taip, prašau, trumpai replikuoti. Taip, prašau. Tai jeigu taip vystysimės kaip paskutinius 25 metus, tai iš 400 tūkstančių gyventojų šiandienai turim 300, tai per likusius liks 200. Žinot, galima... Labai gaila, kad į mero poziciją pretenduoja žmogus, kuris tik tai apokalipsinį nuotaiką užsijama. Tai aš tikrai tikiu, kad Kaunas augs, į Kauną grįžta daug talentingų žmonių, jaunų žmonių, kurie kūrė čia darbo vietas, savo verslus. Ir iš tikrųjų pažįstu ne vieną, kuris kūrė čia verslą, būtent grįždamas iš užsienio ir paragavęs tenai patirties. Gerai, sulaukėme jau dabar daug klausimų iš susirinkusių žmonių ir reikia juos užduoti, išsisuksiu nuo to. Pone Matijošaiti, keletas klausimų jums. Turit verslo interesų Rusijoje, ten verslui daro įtaką Vladimiro Putino režimas. Kiek tai turi įtakos tamstos pilietiškumui? Verslo Rusijoje turi ne tik mūsų lietuviška įmonė, bet turi ir amerikiečių įmonės ir švediškos. Viso pasaulio rasite įmonė ir nemanau, kad kažkam daro. Tos pačios gerbiamos konservatorės Juknevičienės, kuri taip gražiai mane vadino oligarchu, irgi brolis sėkmingai dirba Rusijoje, gal jam klausimą perdavė. Kurioje pusėje būsite atsiradus grėsmiai vietos? Na, miestiečiai tikrai labai aktyviai reaguoja, kiekvieno tik kito kandidato atsakymą. Šiaip esu 6 kartos kaunietis, gimęs lietuvių ir mirsiu. Ir čia klausimas, kai to net nepadorus, kurioje pusėje būsi. Be abejo, Lietuva ten yra brangiausia. Pone Kupčinskai, jūsų reklamos su milicininku ir patriotu tikrai sukėlė nemažą ažiotažą ir daug diskusijų dėl etikos ir panašiai. Pats save pristatėte tose reklamose kaip patriotą. Ar patriotas yra profesija? Na, aš noriu pasakyti, kad ponas Visvaldas dirbo neeilinio milicininko pareigose. Tai iš tiesų ne mes... Klausimas apie patriotą. Apie patriotą, tai gal nuo to ir atsakykite. Taip, esu turbūt didesnis patriotas negu ponas Visvaldas. Iš ties, nuo pat atgimimo...
tikrai aktyvūs kauniečiai. Tikrai ponas Visvaldas priimta pakankamą auditoriją, tai palaikyti. Į klausimą atsakykite. Aš noriu atsakyti, jeigu leistumėte. Iš ties labai keista, kad surenkama auditorija, kuri net neleidžia atsakyti tiesiogiai į klausimą. Iš ties esu davęs priesaiką ne tik tai mero, bet ir savanorių, krašto apsaugos savanorių pajėgoms. Tikrai eičiau ginti tėvynę, jeigu tik tai iškiltų pavojus. Ir visada priklausau patriotinėms organizacijom, pilietinėm organizacijom, dalyvauju aktyviai nevyriausybinių organizacijų veiklose, todėl nežinau, dėl ko turėtumėte abejoti. O, sakykime, tose plakatuose tikrai yra daug tiesos, nes ponas Visvaldas dirbo partinį darbą milicijoje, o ne eilinio milicininko darbą. Turime klausimą iš salės. Klausom jūsų. Aš turiu klausimą Andriui Kupčinskui. Esu Emigrantų partijos pirmininkas, dėl ko sukurta Emigrantų partija. Kiek darbo vietų suteikėt grįžusiems žmonėms iš emigracijos? Aš galiu, kad ne mažiau kaip 200 darbo vietų jau vien pernai yra sukurta būtent Intermedix kompanijoje ir daugelis tų žmonių yra grįžę ar iš Airijos, ar iš Londono, ar iš Amerikos. Gerai, dar vienas klausimas trumpas, prašau. Labą dieną, turiu klausimą. Kaunas yra studentiškas miestas. Ką jūs tiek laiko būdamas meru padarėte, kad studentai jaustųsi reikalingi miestui ir baigę studijas turėtų darbą? Beje, kaip tik 2011-aisiais kandidatuodama žadėjote studentų centrą Nemuno saloje įkurti, jo nėra. Taip, galiu pasakyti, kad iš ties 2011 metais žadėjome įkurti studentų centrą, bet paskui diskutuojant įsteigtoje akademinių reikalų taryboje kartu su studentų atstovais, su rektoriais, miesto tarybos nariais, iš tikrųjų prioritetas buvo santakos investiciniam slėniui, būtent akademiniam slėniui, kad kurtųsi darbo vietos ir tenai tikrai yra įsikūrę ne 100 darbo vietų ir aš manau, kad tai buvo prioritetas. Kartu įsteigėm studentų skverą, kartu bendradarbiaudami ir šioje vietoje mūsų iniciatyva būtent ir buvo įkurta akademinių reikalų taryba. Grįžkim trumpai dar prie rinkiminės kampanijos. Pone Matijošaiti, kai pasak kai kurių miestiečių, miestas tiesiog buvo užgrūstas jūsų reklama. Kiek kainavo jums rinkiminė kampanija? Aš jau rodžiau vakar 15 minučių. Galit pasakyti, žinot, radijas reikia pasakyti. Yra ir kas filmuoja. Tai dažnai girdėdavau šitos pasakymus, kad oligarchas, milijonai ir taip toliau, kad metė pinigus. Iš tiesų vieningas Kaunas išleido 417 tūkstančių litų, konservatoriai išleido 453 tūkstančius litų ir iš tų pinigų 320 tūkstančių litų yra visų mūsų pinigai, tai yra normali praktika, kada skiriama iš biudžeto. Kaip suskaičiavote dėl tų 300 tūkstančių? Tai yra vieši skaičiai, kuriuos jūs galite rasti Vyriausios rinkiminės komisijos ataskaitose ir galėjo anksčiau gerbiamas Andrius Kupčinskas pasižiūrėti internete ir nereiktų kalbėti apie oligarchų milijonus. Pone, prašau, pone Kupčinskas. Jūs pats gerbiamas kalbėte apie oligarchų milijonus, statote ir krabų, ir oligarchų. Aš tik noriu paklausti, kiek išleido kitos Vičiūnų įmonės rinkimų kampanijai? Kitos Vičiūnų įmonės rinkiminiai kompanijai negali išleisti ir matomai gerbiamas meras bijo, kad jeigu tapsiu meru, aš pasižiūrėsiu, iš tiesų pažiūrėsiu, kiek Kauno švara, vandenys, Kauno energija bus išleista. Tai jūs dar tik tai pasižiūrėsite, aš jau žinau, kad UAB Kauno energetikais išsinuomavo stendus gerokai iki pusmečio iki rinkimų ir būtent užsakė tuos stendus. Tai jūs jau gal paskaičiavę esate, tai pasakykit skaičius. Taip, mes esame paskaičiavę, dabar esame kelios partijos judėjimai kreipėsi į Vyriausią rinkimų komisiją, yra užsakytas monitoringas ir tikrai tiksliai pasakysime tuos skaičius. O jūsų išleisti pinigai? Mūsų išleisti pinigai yra deklaruoti visi ir jie matomi internete. Kokia suma? Tai skaičių. 330 tūkstančių buvo išleista pirmame turui, dabar dar apie 100. Pone Matijošaiti. Iš tiesų, galima kalbėti, nesu didelis pasakorius, man geriau dirbti, gal geriau griovį įkasti, o paaiškisiu. Kauno Saulėtekis, kaip ir kitos reklamos duodančios kompanijos, yra užsiregistravęs rinkiminės reklamos davėjų. Ir Kauno Saulėtekis gaus pinigus iš šitų mūsų išleistų pinigų, kaip rinkiminės reklamos davėjas.
O galima paklausti, kaip Anties knyga buvo dalinama neužregistravus, kaip deklaruojama dovana, sakykime, viršinti 5 litus ir buvo dalinama jūsų rinkiminės kampanijos metu? Trumpai. Trumpai, kai jūs einate į kažkokį renginį, jūs gėlės vieną nešate, padovanot kažkam pasveikint, kažkam prezidentą važiavote. Gėlė nekainuoja 50 litų. Knyga tokia ir aš norėčiau gauti, bet šita knyga buvo dalinama visuomeninio judėjimo. Vieningas Kaunas, visuomeninio judėjimo Kaunas, nes gerbiamas Algirdas Kaušpėdas yra mūsų narys ir tai buvo prieš rinkimus rugsėjo mėnesį. Gerai, mes turime klausimą iš salės. Aš žinau, kad šitą mėnesį. Kadangi esate kultūros įstaigoje, klausimas būtų ponui Visvaldui Matijošaičiui apie kultūrą. Ar turite kažkokią Kauno kultūros strategiją, ar galvojate, kad kultūrą galima pasodinti ant atsarginio suolelio? Ne, tikrai taip negalvojam. Jūs puikiai žinote, kad tiek mūsų įmonių grupėje, tiek aš pats lankausi visuose kultūros renginiuose, aišku, dėl laiko, kiek aš galiu, puikiai žinote, kad esu daugiametis šitą Pažaislio festivalio rėmėjas ir ne šiaip, kad rėmėjas ten 1000 litų, bet buvom daug metų ir pagrindiniai rėmėjai, netgi Kauno pilyje rodomus spektaklius mes veždavom ir rodydavome Plungės mieste, kur iš tiesų dirba daug mūsų darbuotojų ir rodydavom už dyką. O dabar, jeigu tapsit meru, vis dėlto jūsų... Kultūra Kaunas turi būti pats kultūros lopšys, aš taip pasakysiu. Čia gyvena daug menininkų ir tas, kas yra sukurta, reikia toliau tik vystyti ir skatinti. Taip. Pone Kupčinskui, jums kitas klausimas, skaitytojų klausimas. Bibliotekos skaitytojų dėl šviesoforo iš Adastų gatvės, kurioje mes šiuo metu ir esame. Po rekonstrukcijos dega nuolat raudona šviesa ir tik žalia rodyklė į dešinę. Nei tiesiai į Vydūno alėją, nei į kairę važiuoti negalima. Išvažiavimas iš Adastų gatvės yra problematiškas, nes šalia esančios gatvės nuolat yra užgrūstos automobiliai, sunku pravažiuoti. Kada užsideg žalia? Tai iš tiesų, kalbant apie Vydūno ir Petrausko gatvės rekonstrukcijas, iš ties transporto specialistai analizavo srautus ir būtent jie nurodė tokią situaciją. Tiesiai, sakykime, ar į dešinę galima sukti, į kairę negalima sukti. Iš ties reikia pakeisti programavimo įrangą, kad būtų galima tą šviesoforo signalą sureguliuoti. Tai jūs galite pažadėti skaitytojams bibliotekos, kad jie galės važiuoti iš Adastų gatvės tiesiai ir į kairę? Na, aš tikrai padėsiu visas pastangas ir dėsiu visas pastangas, kad ta programavimo įranga greičiau atsirastų. Kaip tik yra, šiuo metu yra pirkimas 2 šviesoforinių sankryžų, tai yra Čiurlionio tilto ir tilto ir Vaidoto gatvės. Ir lygiagrečiai numatom atnaujinti būtent ir kitus šviesoforus, nes vyksta bendras viešasis pirkimas. Pone Matijošaiti, tęsiant apie šitą aplinką, šitos bibliotekos, Kauno apskrities viešosios bibliotekos, kurioje esame, tai mažasis ąžuolynas, netvarkomas suoliukai, aplinka, stovėjimo aikštelės, apšvietimas ir panašūs dalykai. Ką su to darys? Apie esamą situaciją galiu kaip ir apie daug Kauno vietovių, kurios yra populiarios miestų gyventojų tarpe, pasakyti vieną žodį. Blogai. O apie būsimą? O apie būsimą sutvarkysim. Kodėl blogai, prašau, ponia Kupčinskai? Tai, iš tiesų mes tai organizuojame ir bendras talkas ir aišku yra miesto prioritetai, didesnis dėmesys didžiajam ąžuolynui buvo skiriamas, suoliukai, švietimas, bakų grėbimas, šienavimas, genėjimas. O šioje vietoje noriu pasakyti, kad viešoji biblioteka nepriklauso miesto savivaldybei, jinai iš apskrities žinios perėjo kultūros. Bet aplinka priklauso. O aplinkai tikrai ne kartą pats dalyvau tiek ar būtų rudenį ar pavasarį tvarkant aplinką. Aš tikiuosi, kad Visvaldas Matijošaitis, jeigu būtų išrinktas, taip pat prisidėtų prie aplinkos tvarkymo. Ačiū, klausimas iš salės, prašau. Labą dieną, Seniūnaitė Inga Ragauskienė. Klausimas gerbiamam Matijošaičiui. Gerbiamas kandidatė, kada buvote jūs tarybos narių, kodėl jūs maišėte viešuosius ir privačius interesus, tvarkydamas detaliosius planus savo parduotuvių? Ar jums neegzistuoja politikų etikos kodeksas? Ačiū. Gal galėtume dar ir pratęsti truputį klausimą dėl to, kaip jeigu tapsite meru ir taip pat tarybos nariu, jeigu esate išrinktas, kaip išvengsite interesų konfliktų?
Tai ponia yra šiek tiek matomai suklaidinta, bet gal neaiškiai pasakyta. Svarstytas buvau ne dėl detaliųjų planų, o dėl nekilnojamo turto mokesčių. Ir labai keista yra, tuo pačiu svarstymu 10 Kauno tarybos narių, jei neklystų, buvo pripažinti, kad sumaišė ir iš visų partijų, tame tarpe ir iš konservatorių. Ir keistas buvo požiūris, kai siūlėm padidinti nekilnojamo turto mokestį Laisvės alėjoje esančiam turtui, tai lygiai taip pat aš būčiau mokėjęs didesnius mokesčius už to Laisvės alėjoje esančias nuomojamas patalpas, bet tokia tvarka negali iš vis dalyvauti ir siūlyti. Kaip vengsite interesų konflikto? Man atrodo, kad būtų labai keista, jeigu Seimo nariai staiga sugalvotų prabalsuoti už pridėtinės vertės mokesčio mažinimą nuo 21%, daleiskim iki 7%, kaip yra Lenkijoje maisto produktam. Jie negalėtų gal to padaryti, jie patys perka dešrą, duoną. Pone Matijošaite, kaip vengsite interesų konflikto? Visų pirma, tai jeigu išrinks mero, aš sekančią dieną privalau ir išeisiu iš savo verslų, o kitas dalykas, mes esam tarptautinė kompanija šiai dienai ir mūsų apyvarta Kauno mieste yra nuo visos apyvartos, tai būtų 0,00 gal 1%. Savivaldybė tikrai mums nepadeda nei statyti maisto pramonės, maisto produktų gamybos fabrikų, nei pardavinėti silkę ar į Angliją, ar į Prancūziją, arba tos pačius krabus. Sulaukėm keletą klausimų dėl Laisvės alėjos rekonstrukcijos, pereinam prie jos. Laisvės alėjos rekonstrukcija, kokioj dabar yra stadijoje, ir klausia žmogus, ar suspėsit iki Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio minėjimo sutvarkyti? Tai net neabejoju, iš ties, kaip ir suspėjome nukrapštyti sovietinę simboliką nuo Lietuvos tilto iki kovo 11-osios, kai tik tai iki mūsų valstybės nepriklausomybės 25-mečio. Tai noriu pasakyti iš ties, kai tik tai paveldosaugininkai leido, tos darbus visus ir atlikome pakniopsimus. Dėl Laisvės alėjos, jeigu kalbame iš ties, tai nebuvo pagrindinis prioritetas, tikrai buvo daug svarbesnių dalykų. Ir Žalgirio arena, ir šilumos katilinių demopolizavimo statymas, buvo keliai ir šioje vietoje iš tiesų praeitų metų pradžioje paskelbėme konkursą, tarptautinį konkursą. Gaila, kad jisai buvo visą laiką skundžiamas vienos nemenčinės kompanijos, bet jau yra pasirašyta sutartis ir darbai prasidės, dabar yra išplatinta gyventojams pranešimai, parduotuvių savininkams taip pat pranešimai, gal jie kokių turi pastabų darbo projektai ir tikrai nesiversime per galvą, kad būtinai šią savaitę pradėti Laisvės alėjos rekonstrukciją, bet galiu patikinti, kad dėsim visas pastangas, kad ne taip, kaip oponentai šmeižia ir meluoja, kad 10-metį vyks Laisvės alėjos rekonstrukcija, to tikrai neprireikia. Tai per kiek laiko? Aš manau 4-5 metai. 4-5 metai nuo dabar? Iki valstybės 100-mečio, sakykime, iki 2018 metų vasario 16, gal visų darbų ir nebus galima spėti atlikti, bet 4/5, tai yra, kadangi 5 etapai bus, tikrai aš manau bus įmanoma. Pone Matijošaite, jūs norit viską padaryti greitai, kalbant apie Laisvės alėją, ar esat sakęs, kad tarsite su senukais statybinių medžiagų bendrovė, nes jie turi visas medžiagas. Tai ar jau tarėtės ir ar tai būtų skaidru jūsų manymu? Pirmiausia, tai neseksiu pasakų. Aš matęs projektą, kadangi Vieningo Kauno narys, mūsų visuomeninės organizacijos architektas Kiaunė jį yra daręs, tai aš matęs projektą, bet į konkurso sąlygas, į sąmatas aš nesu įsigilinęs. Atėjęs viską persižiūrėsiu ir žiūrėsiu, kad skaičiai būtų teisingi. Jeigu ten bus neteisingi, sąmatas aš moku skaityti ir skaičiuoti. Ir man būtų... Palaukit, ponia Kupčinskai, duokim pabaigti. Ir man būtų keista, kai girdi dažnai, kad gerbiamas meras giriasi, kad Žalgirio areną pastatė vietoj 800 milijonų, išleido 250 milijonų. Man gyvenime nėra taip buvę, kad darant projektą
kažkas išdrįstų pasiūlyti 3 kart brangesnę sąmatą. O bet koks atsakymas, atsiprašau, netrukus, bet ponia Matijošaitė, koks atsakymas į mano klausimą dėl senukų ir skaidrumo? Senukai prieš darant konkursą, iš tiesų, jei aš būčiau šioj kadencijoj buvęs meras, aš būčiau kalbėjęs su visais galimais statybinių medžiagų tiekėjais, kad jie miestui patiektų statybinės medžiagas, kaina artimesnė už savikainą, o būčiau pirkęs tik tai darbus. Tai miestas būtų žymiai sutaupęs. Versle mes dažnai taip darome. Bet aš tikrai norėčiau sureaguoti, nes iš tikrųjų matosi, kad ne tik tai painiojami viešieji ir privatus interesai, planuojama nesilaikyti viešųjų pirkimų įstatymų ir tai tiesiausias žingsnis į prokuratūrą. Aš noriu pasakyti, kad išties viešieji pirkimai, kuriuos organizuoja tiek viešųjų pirkimų įstaiga, tiek ir ūkio ministerija, yra patys skaidriausiai ir man keista, kai tokiais būdais būtų prioritetuojama viena ar kita kompanija. Ir dar daugiau pasakysiu, keista, kad ponas Visvaldas iš tikrųjų visą laiką pasidomės, pasižiūrės. Aš manau, 4 metai buvo pakankamas laikotarpis į viską įsigilinti, nes buvo tarybos narių. Bet jie lankomumų neblizgėjo, dėl to dabar yra ir neįsigilinęs iki kurios. Prašau, pana Matijošaitė, Senukus aš miniu kaip pavyzdį. Aš galėčiau paminėti ir Gelbemo konservatoriaus Kreivio kompaniją Moki veži. Kada darai normalų konkursą, kreipiesi į visas. Ir nereikia iš tiesų kabinėtis. O apie savivaldybės... Visiškai nesate susipažinę su viešųjų pirkimų įstatymu. Ir yra elektroninėje erdvėje per centrinę pirkimų organizaciją skelbiami viešieji pirkimai. Ir nėra jokių galimybių, nes tai tiesioginis viešųjų ir privačių interesų painimas. Ką jūs jau dėja... Pone Matijošaitė, trumpai. O dėl savivaldybėje skaidrumo, tai atliktų tyrimų Kauno savivaldybės skaidrumų neblizga. Na, tada galėtų kažkokia apie Gerai, kol kas, ačiū. Na, girdėkit vienas kitą ir mus girdėkit. Daug susirinkę žmonių, klausimas iš salės. Prašau. Norėčiau paklausti, ar tiesa, kad jūsų automobiliai yra keli, nežinau, jūs pats patikslinkite, ar tai tiesa, kad registruoti Estijoje, kiek jų jūsų įmonėse Lietuvoje registruoti kitose valstybėse automobilių ir dėl ko tas daroma? Čia klausimas ponui Matijošaičiui, kaip suprantam klausimas. Atsakinėjau ne kartą į šitą klausimą. Mes turime savo kompanijas užregistravę 18 pasaulio šalių. Visose tose šalyse yra ir lietuviškų automobilių, ir Lietuvoje yra ir su belgiškais numeriais automobilių, ir su vokiškais numeriais. O Estijoje mes turime 3 įmonės, viena iš jų gamybinė, tai yra didžiausias fabrikas panieruotų žuvies produktų, taip pat yra distribucinė kompanija, iš kurios mes vykdome pardavimus į Skandinaviją. Ir aš pats esu tų kompanijų valdybos pirmininkas ir pats labai dažnai būnu tiek Estijoje, tiek Suomijoje. Ir už tai važinėjau su... Priežastis yra pridėtinės vertės mokesčio noras išvengti, kad nesumokėti mokesčių į Lietuvos biudžetą. Mano automobilis gali būti registruotas Kaune. Pone Matijošaitė, pagrindinis noras labai keistai yra suformuotas ir reiktų gal tada pasiūlyti kaip Andriui Kubiliui, kaip jūsų partijos lyderiui, kad mažintų Lietuvoje mokesčius, o nedidintų. Jūsų žiniai... Po vieną. Išklausom tada atsakom. Andriau, gerbiamas Andriau, aš aiškiai atsakiau, pas mus yra su visų valstybių numeriais automobilių. Tai to patriotizmo trūksta vis tiek. Gerai, klausimas ponui Kupčinskui, sulaukėm iš salės klausimo. Ir ponia Kupčinskai, dar grįžtant prie rinkiminės kampanijos, kodėl siūlote nebalsuoti už buvusį, atsiprašau, šitas reklama kita, priversime vyriausybę gerbti Kauną. Ką reiškia gerbti?
Tai rinkiminiai kompanijai buvo iš tiesų daug šūkių, bet noriu pasakyti, tikrai teko daug važinėti ir į Susisiekimo ministeriją, ir į vyriausybę, kad įrodyti, kad Panemunės tiltas yra būtinas Kaunui, nes nei vieno tilto, nei viena savivaldybė per Nemuną nepasistatė savo lėšomis. Ir šioje vietoje sprendimai jau yra, pagaliau įrodėm. Iš ties supratimas buvusios vyriausybės dėl Žalgirio arenos ir Girstučio baseino tikrai buvo visokeriopos, dėja dėl Panemunės tilto iš ties reikėjo daug pavargti, bet aš džiaugiuosi, kad tiltas spalio mėnesį jau bus atidarytas, lieka paskutiniai baigiamieji darbai ir džiaugiuosi, kad tą pasiekėme. Jūs vartojat būsimai laiką, priversime vyriausybės? Priversime. Tai reklaminiai kampanijai. Tai kol nebus ir daugiau objektų, tai priversime. Ir kiekvieną kartą vyriausybė versi? Taip, reikia kiekvieną kartą įrodinėti, jūs supraskite, kad kiekvieną kartą reikia įrodinėti, važiuoti į ministerijas, kodėl yra tas objektas svarbus ne tik tai Kaunui, bet ir Lietuvai. Klausimas iš salės. Anekdotai visoje Lietuvoje. Ačiū Dievui, centras pasitvarkė. Pons Kupčinskai, prieš 7 metus sakė Trakuose, kad yra, žino, kad yra vieškeliai, ne gatvės, o vieškeliai, Naujojo, Rokakiemio, gatvės be šaligatvių, po šiai dienai nieko. Ar jūs, ar gal pradės ką nors tvarkyti? O čia aš gal pasakysiu, vat ir gaila Lietuvoje važinėti su lietuviškais numeriais, daužyti lietuviškas mašinas. Gerai, ačiū už repliką, ponia Kupčinskai. Mašinų Lietuva negamina, bet... Apie gatves. Apie gatves noriu pasakyti, iš ties radome sprendimus. 5 metams yra pasirašyta sutartis su Kauno tiltais dėl Remix Plus technologijos. Ir noriu pasakyti, kad praėjusį sekmadienį taip pat susitikau su bendruomenė, kalbėjom apie Marijampolės plentą, jo remiksavimą, taip sakoma, pertvarkymą ir taip pat apie Sruogos gatvę ir Pavyties gatvę. Tai bendruomenė būtent išreiškė Rokų bendruomenė, kad tai dabar šiemet svarbiausios gatvės, kurias reiktų tvarkyti, o pernai metai įdiegtas apšvietimas, taip kad pažadų laikausi ir nedalinu tokių beatodairiškų pažadų, ką daro mano oponentas. Dar klausimas iš salės, prašau. Labą dieną visiems. Sakykite, prašau, gerbiami kandidatai, kaip jūs ketinate didinti Kauno miesto pajamas? Nes visi jūsų pažadai kainuos pinigus, kaip jūs didinsit pajamas? Pone Matijošaitė, prašau, pradėkime nuo jūsų. Tai kelia ranką. Pone Matijošaitė, gal jūs? Visų pirma, tai naujų darbo vietų kūrimas ir čia labai rimtas dalykas, nėra taip lengva jį padaryti per vieną dieną, čia reikėjo gal 25 metus daryti sistemingai, tame patirties turiu, jau įvardinau, kad esam sukūrę 8000 darbo vietų. Kitas dalykas, reikia ne vien pajamas didinti miesto, bet reikia ir sąnaudas persižiūrėti, kur pinigai ištaškomi ir išbarstomi. Man atrodo, jūs čia visi sėdintys salėje galvojate, kur išleidžiat, kiek išleidžiat. Ir šiai dienai galiu pasakyti, kad nuo 14 metų sausio 1 dienos jūs visi mokate už šiukšlių išvežimą 28% visiškai nepagrįstai, daugiau visiškai nepagrįstai, vien dėl to, kad taryboje esančiom partijom reikėjo ruoštis rinkiminiai kompanijai. Ir tą įvardino pats direktorius, siūlydamas kelti kainą. Vienintelė Vieningo Kauno frakcija buvo prieš šitą, tačiau mes opozicijoje ir, kaip sako, taip, ačiū, ponia Matijošaitė, ponia Kupčinskai, prašau, jūsų atsakymas. Aš atsakysiu į tą klausimą apie darbo vietas, tik tai noriu pasakyti, kad kai reikia prisimti darbus, sakykime, šią kadenciją, tai leidžiamos 100-tūkstantinės ataskaitos, bet kai jau kas nors blogai, tai aišku, ponas Matijošaitis rankos piršto nepajudinės. Kalbant apie darbo vietas, aš noriu pasakyti, iš ties kartu su Investuok Lietuvoje jau dirbame 2 metus, yra finansuojamas žmogaus etatas būtent savivaldybėje, kaip privilioti tarptautinės investicijas. Ir aš džiaugiuosi, kad ateina tokios kompanijos kaip Virtus Stream, Callcredit atėjo, taip pat Intermedix. Ir iš tikrųjų atlyginimų vidurkis tose įmonės siekia apie 1000 eurų, ne minimalus atlyginimas, ne vokeliuose mokamas. Iš tiesų tokių paslaugų centrų mums tikrai reikia. Aišku, reikia didinti gamybos plotus. Ketiname iškelti karinės oro pajėgas šį rudenį Dariaus ir Girėno aerodromai, pasiūlyti apie 32 hektarus tiek žemės, kuriems negrąžinta savininkams, tiek ir įmonių plotams plėstis. Iš tiesų, tos darbo vietos yra tikrai būtinos Kaunui
nes vien logistikos centrai neišgelbės, nes jie daugiau užima plotų, negu sukuria darbo vietų. Šioje vietoje, aš manau, Lezo teritorijų logistikos kompanijom yra tinkamiausia vieta. Ačiū už atsakymą. Pone Matijošaiti, laukiam kelių klausimų dėl milicininko, dėl jūsų biografijos, tai daug irgi apie tai kalbėjot, bet ar galite tiksliai pasakyti, nuo kada iki kada jūs dirbote ir kokios buvo jūsų pareigos? Dirbau nuo 81 metų iki 91 metų rugsėjo mėnesių, jei neklystu, kažkokiu mėnesiu neatsiminčiau. Dirbau, pats pirmas darbas buvo tai kriminalinė paieška, antros pareigybės buvo patrulinės postinės tarnybos vado pavaduotojas, trečias darbas, kurį ilgiausiai pradirbau, tai buvo vidaus reikalų valdyboje kadrų skyriuje, o paskutinis darbas Santakos rajono, tuo metu Požėlos, vėliau Santakos policijos komisaro ir skyriaus viršininko pavaduotojas. Taip, ponas Kupčinskas, gavo žinutę, jūs kažkokią čia pacituosit dabar mums? Iš seniau turiu tą žinutę, bet tikrai tie plakatai suveikia. Noriu pasakyti, kad iš ties reikia prisiminti tos pučo laikus, sausio 13-osios laikus, iki 91 metų rugpjūčio mėnesį paprasti milicininkai turėjo apsispręsti, ar jie duoda priesaiką Lietuvos Respublikai ir tampa policininkais, arba išeina iš statutinės tarnybos. Ponas Visvaldas pasirinko kitą tarnybą, nes jo paskutinės pareigos buvo Kauno miesto Požėlos rajono vidaus reikalų skyriaus milicijos viršininko pavaduotojas politiniam darbui. Pagrindinė pareiga milicijos darbuotojų sąmonės formavimas, kad jie būtų tikri komunistinio režimo tarnai, visokių atgimimo sąjūdžių ir panašių antisovietinių judėjimų milicijų ir visuomenėje prevencija. Pone Matijošaiti. Prakomentuosiu. Iš tiesų netiksliai pasakėte, nes... Prašom, atsakykite. Eteryje viskas tikrai puikiai girdite. Pasakėte netiksliai, nes kaip ir visi milicijos darbuotojai, tuo metu lygiai taip pat aš perėjau į policiją ir aš išeidinėjau iš policijos. Priesaiką aš davęs policijai ir aš išėjau iš policijos. Iš policijos. Ir pagal mane gerbiamas meras yra užstrigęs istorijoje ir užstrigęs Man atrodo, jisai yra užstrigęs istorijoje, aš už jį vyresnis, gimiau tais laikais, mokiausi tais laikais ir dirbau tais laikais. Tai gal gerbiamas meras Kupčinskas nori visus tuo metu gyvenusius ir dirbusius surinkti Rotušės aikštę ir užmėtyti akmenais. Ačiū, ponia Kupčinskai, prašau atsakyti. Prašau, jūsų replika. Tai ponas Visvaldas, matau, labai nervuojasi dėl tos sovietinės praeities. Iš ties, aš gimiau kitoje Lietuvoje, tiksliau gimiau anoje Lietuvoje, bet iš ties esu užaugęs nepriklausomoje Lietuvoje, labai vertinu tą išsilavinimą gautą. Studijavau istoriją, politologiją, komunikacijos mokslus ir tikrai nesu užstrigęs istorijų. Norint eiti į priekį, reikia žinoti ir savo praeitį. Pone Matijošaiti, labai trumpai ir baigsime. Labai trumpai. Iš tiesų studijavo, ką suminėjau, bet už tai, kad iš taikomosios matematikos nelabai sekėsi skaičiuoti ir teko išeiti. Tai būtų mano patarimas tuo metu nueiti patarnauti armijoje ir būtų viskas gerai. Jei čia būtų rinkimai į kažkokį Afrikos miestą, tai tada galėtume pradėti kalbėti ir apie pačius šiandien. Gerai, trumpai, ponia Kupčinskai, ir baigiam šitą temą. Po vieną, vyrai, po vieną. Tai jums, aišku, Afrika mielesnė. Gerai, ačiū, prašau, klausimus iš salės. Aš ačiū tiem kandidatam, kad skiriat mums savo laiką ir esu dėkingas, kad turbūt daug investuoja į sporto augimą Kauno mieste, kadangi turime ko gero daugiausiai sportuojančių žmonių. Vieningas Kaunas užsiema tokiais projektais, kad žmonės turi galimybę bėgioti lengvos atletikos manėže. Mero nuopelnas, kad pastatyta Žalgirio arena, dėkai įvairių sporto aikštelės. Aš noriu paklausti, koks tęstinumas iš mero pusės, kaip jūs vystysite šitos projektus ir kartu
Visvaldo Matijošaičio irgi noriu paklausti, kokie jų planai ir kokios ambicijos šitame sferoje. Ačiū už klausimą. Pone Kupčinskai. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti, kad 2009-aisiais Kaune įgyvendinama idėja pirmoje savivaldybėje Lietuvoje įrengti lauko treniruoklius pirmiausiai seniorams. Ir dabar kiekvienoje seniūnijoje yra bent po keletą komplektų tokių treniruoklių. Seniorai labiausiai juos vertina. Plėtojame dviračių takus, nežadame sustoti, nes Kaunui reikia 130 km takų. Per šią kadenciją nutiesim 20 km takų. Dabar artimiausias dviračių takas, kurį norėtume nutiesti, tai yra į Marvelę, kad sujungtume Kauno rajono ir Kauno miesto dviračių takus. Ir ta infrastruktūra taip pat yra įrengti gimnastikos, aerobikos turniketai, taip jos turbūt galima pavadinti. Ir toliau tęsime tą programą iš vietos bendruomenės tarybos lėšų, tai vadinamų vietos bendruomenės tarybos. Todėl aš manau, kad tas fizinis, masinis aktyvumas turi būti kuo didesnis, nes mes Europos Sąjungoje iš tikrųjų neblizgame pagal gyventojų bendrą fizinį aktyvumą ir laisvalaikį. Pone Matijošaite. Gal iš tiesų nesikartosiu, nes sportinį gyvenimą reikia skatinti ir vystyti, reikia tvarkyti visus miesto kampus, tiek mokyklų stadionus ir taip toliau. Gal atsakysiu, tada prisijungsiu prie gerbiamo Andriaus, kad pabandysime išblizginti visas tas vietas ir įrengti, kad būtų galima laisvai ir gerai sportuoti. Taip, prašau. Pone Kupčinskai, kalbant apie šilumos ūkį, Visvaldas Matijošaitis šilumos ūkio situaciją ir pelnus gaunamus iš jos yra prilyginęs narkotikų verslui. Ką jūs tai? Na, tai gal jis yra išbandęs narkotikų verslą, tada taip ir kalba, nes iš tikrųjų aš nesu išbandęs ir žinau, ką reiškia demopolizuoti šilumos ūkį. Noriu pasakyti, kad iš ties Kaunas 2003 metais buvo įklampintas į nenaudingą sutartį su Gazpromu, tai yra parduota Kauno termofikacinė elektrinė. Per 2 metus mums pavyko demopolizuoti šitą ūkį ir man labai keista, kad kai kurie tarybos nariai 2012 metais balsuojant ar pratęsti ar nepratęsti tą sutartį su Kauno termofikacinė elektrinė, panašiai kaip Vilniuje su Dalkija, iš tikrųjų susilaikė arba ieškojo kitų sprendimų. Mes ryžtingai pakeitėm ir stebėtojų tarybą ir valdybą ir to pasiekoje, galiu pasakyti, palyginimui 13 metus ir 14 sutaupėme kiekvienam šeimos namų ūkiui po 400 litrų, vidutiniškai 60-70 kvadratų būtų, dėl to, kad sumažėjo kaina nuo 31 centų už kilovatvalandę, dar lietuviškai centais iki 18,9, kaip yra dabar. Džiaugiuosi, kad po 12 metų pertraukos veikia ir Inkaro katilinė, ir Šilko, ir Pergalės, ir tolimesni planai daugiau ryšiasi su Petrašiūnų elektrinė. Pone Matijošaite, bandėt narkotikų? Verslo. Prekiaujame miltais, tai jie yra labai panašus. Prašau, galite atsakyti. Kodėl toks palyginimas pasakyti? Palyginimas tas todėl, kad iš tiesų esu statęs biokuro katilinę Plungėje, bet savo fabriko reikmėm, puikiai žinau, 1 kWh kaina yra apie 5 centai, jeigu sudedi amortizaciją, kad per 4 metus investuoti pinigai apie 20 milijonų tau sugrįžtų, tai yra 11 centų. Kariaudami su viena privačia elektrinė, mes leidom pristatyti Kaune privačių biokuro katilinių, iš kurių miestas pirko šilumą po 17,5 centų už 1 kWh, čia ant vartų, be transportavimo. O prieš tai iš KTE pirko po 18, tai pusė centų nebuvo didelis skirtumas. Ir kada suskaičiuoju verslo modelį, tai gaunasi, kad 20 milijonų investuota į biokuro katilinę Kaune grįžta per 1,5 metų ir už tai palyginau, kad tai yra narkotikų verslas. Tai gerbiamas, jeigu iš tikrųjų tai pelninga, kodėl Kaune neinvestavote jūs? Nes jeigu investuoja... Gerbiamas Andriau, mano filosofija Pone Matijošaite, yra ta... gal leiskim Andriui Kupčinskui. Nes jeigu investuoja Kauno Energija, tai visa ta kaina atsiduria tarife.
Tai aš noriu pasakyti, jeigu investuoja nepriklausomai šilumos gamintojas, ta kaina, kokia jisai investuoja savo riziką ir negula į šilumos tarifą. Tai man keista, kai šnekama apie Plungę, bet neinvestuojama Kaune. Gerbiamas Andriu, jūs vėl bandot sumalt viską į vieną vietą ir klaidinti žmonės. Klaidinti žmonės. Mano filosofija tokia, kad Kauno Energija turėtų pati investuoti į šilumos ūkį, žiūrėti, kad kiekvieną dieną būtų neišpučiami darbo etatai, neprirašoma ten požeminių darbų, dar kažko, ir kad kiekvieną dieną taupyti, kaip ir dirba privatus verslas. Taupyti, kad žmonės mokėtų pigiau, o neįleisti į šitą daržą privačių asmenų. Aš niekada neįsiu, nes aš pats savo prieštaraučiau į šitą verslą, kad pardavinė, tegul eksportuoja. Gerai, trumpa replika ir viskas, baigiam šitą temą. Ačiū, ponia Matjošaitė, ponia Kupčinskai, trumpai. Ne, aš tik tai noriu pasakyti, kad deklaruojama viena, bet savo kailių nenorima pabandyti investuoti ir padaryti miestui gerbūvį ir gerovę. Tai dar kartą pakartosiu, kad šilumos kainas nustato valstybinė kainų energetikos taryba ir jeigu investuoja Kauno Energija, būtent atsiduria tas šilumos tarifas. Bet aš nenoriu plėtoti, yra kitų. Gerai, viskas, ačiū, klausimas iš salės. Aš noriu repliką į šitą. Gerbiamas Andriau, šitą temą diskutuojant, aš pilnai dabar suprantu, kodėl jūs nebaigėt taikomosios matematikos. Ačiū, klausimas iš salės. Prašau, klauskit. Klausimai į mikrofoną, prašau. Klausimai, atsiprašau, klausimai. Klausimai į mikrofoną, ačiū, prašom, klauskit. Labai asmeniškas klausimas yra dviem kandidatam. Ponui Matjošaičiui, jūs esate šeštos kartos kaunietis. Ar jūs tikintis? Taip, tikintis. Ačiū. Dabar ponui Kupčinskui, dabar 2 savaitės tos kovos. Ar jūs išėjot kokį nemokamų atostogų, ar kaip šitai kovai, šitiem pasisakymam? Ne, neišėjau, nes iš tikrųjų man reikia dirbti ir nuolatinį kasdieninį darbą, reikia pasirašinėti ir teismų atsiliepimus, taip pat praėjusį ketvirtadienį vyko miesto tarybos posėdžiai, taip pat vyksta kovo 11 renginiai, Rotušėje, Santakos apdovanojimai, kiti. Tiesiog pažinsiu, kad turiu ne tik ponas Visvaldas dalyvauja tik tai rinkiminėje kompanijoje, man reikia atlikti tiesioginės pareigas ir darbą. O esu taip pat tikintis. Gerai, prašau, trumpai. Aš gal sekundėlę vieną repliką. Šiaip rinkimų įstatymas numato, kad dalyvaujantys tarybos merai, išskyrus prezidentus ir premjerus, privalo išeiti atostogų. Bet čia jūsų pačių apsisprendimai. Bet gaila, kad jūs... Gerai, žinokit, mes turim porą likusių gerų minučių, norėtųsi pakviesti dar keletą klausimų, keleto neišeis, tik tai porą. Dėl Žalgirio, galima sakyti, miesto simbolio. Dabar šiuo metu 1 milijonas eurų iš savivaldybės. Pone Matjošaitė, ieškotumėt galimybių didinti šią sumą, ar paliktumėt tokią pačią dėl Žalgirio rėmimo? Prašau, pone Matjošaitė, atsakykit. Vienareikšmiškai ieškočiau ir ne tik Žalgiriui. Žalgiris yra įstumtas per daug metų į finansinę duobę ir tokią komandą ieškant pinigų reikia padėti jai, o ne sunaikinti, nes sukurt antrą tokį klubą, kuris būtų žinomiausias ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje ir pasaulyje, vienareikšmiškai reikia. Bet reikia nepamiršti ir kitų sporto šakų. O kokią sumą galėtumėte įvardinti? Žalgiriui esam kalbėję su Pauliu Motiejūnu, jiem iš tiesų užtektų, litais pasakysiu, 8 milijonų, nenoriu dabar dalinti, ir jie per eilę metų išsikamatuotų iš savo bėdų. Gerai, pone Kupčinskai, aš manau, miestą reprezentuojančios komandos tikrai kiek galima iš miesto biudžeto turi būti palaikomas ir iš tiesų ta suma išaugo iki 1 milijono eurų dėl Žalgirio, bet man keista girdėti tokius pačius žodžius kaip ir pono Vladimiro Romanovo, kuris ateidavo, trankydavo durimis savivaldybę ir reikalaudavo mokėti Žalgiriui 10 milijonų litų. Tai noriu pasakyti, kad būtent to buvusio bankininko
pseudo rėmėjo dėka iš tikrųjų turim tokią situaciją, į kurią atsidūrė Žalgiris. Džiaugiuosi, kad savivaldybė neprarado arenos, nors buvo tikrai didelė grėsmė. Dabar aš girdžiu vos ne tą patį balsą, kartuojantį, kad savivaldybė turi išlaikyti vienas Žalgirį. Pone Matijošaiti, trumpai labai. Trumpai. Pas Romanovo, galima sakyti, nepažinojau ir pas mane jis niekada nedrįso ateiti ir trankyti. Paskutinis klausimas iš salės. Aš noriu tik tai paklausti, iš kokių pareigų dabartinis meras atėjo į mero postą, kad jis visas profesijas ir verslininkų kreipėsi į kauniečius žemina, dabar kiek sėdim policininkas jums ne profesija, iš kokios? Ačiū už klausimą, konkretus klausimas, pone Kupčinskai. Aš labai vertinu savo profesiją. Aš nemanau, kad mero pareigos, privalo mero pareigos būtinai ateiti verslininkas. Pasižiūrėkime, ar prezidentą Reiganą, ar prezidentą Havelą, Čekijoje ar Amerikoje iš tikrųjų ateidavo ir rašytojai. Pagaliau prezidentas Adamkus buvo ekologas ir iš tikrųjų mero pareigoms nėra būtinas verslininko, Bet konkretus klausimas, kas atsakymas. Aš tik tai atsakysiu. Aš manau, kad mero pareigoms svarbiausia sąžiningumas, viešųjų ir privačių interesų paisymas ir nesupainimas, atsidavimas miestiečiams, jų balso girdėjimas, o ne tik tai pelno siekis. O atsakymas į konkretų klausimą? Iš pareigų kokių? Iš kokių pareigų aš buvau Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Kauno apskrities sekretorius. Ir prieš tai esu ėjęs ir vadybininko pareigas, taip pat esu dirbęs ir statybose, ir žemės ūkio Anglijoje. Tai tikrai tų darbų į juodą darbą suragavęs pakankamai. Gerai, viskas baigėsi laikas. Turite po gerą pusę minutės pasakyti, kodėl už jūs turėtų balsuoti kauniečiai, pone Matijošaiti. Visų pirma, iš tiesų esu 6 kartos kaunietis. Čia yra gilios mano šaknys ir man nėra, liaudiškai pasakius, nusispjaut, kaip atrodo miestas, ką kalba apie jį gyvenantys žmonės ir atvažiuojantys svečiai. Ir man atrodo, mes visi nusipelnę gyventi tvarkingai, gerai ir kad čia liktų gyventi mūsų vaikai, anūkai. Pone Kupčinskai. Iš tiesų, noriu pasakyti, kad tikrai turiu didžiausią patirtį tose pareigose, tas pareigas vykdžiau sąžiningai, patikimai, turiu atitinkamą kvalifikaciją ir aš manau, kad Kaunas turi išlikti lietuvybės sostinė ir tai yra vienas iš patriotiškiausių miestų, tuo pačiu aš stengiausi visą laiką telkti miesto bendruomenės ir 7 metus Kaune įsisteigė 42 bendruomenės ir aš manau, tik tai kartu dirbdami mes galime vesti Kauną į priekį, o nelaukti kažkokio mesijo, kuris išgelbės Kauną. Ačiū kandidatams į Kauno merus, perrinkimas siekiantis Andrius Kučinskas, kandidatas į merus, Pone Matijošaitis. Transliavome iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos, o laidą vedė Agnieszka Marakaitė ir Deividas Jursevičius. Turit jūs čia labai palaikytojų, ačiū už diskusiją.